Sveiki, čia laida Agro ambasadoriai. Šį kartą išvysite, kaip mūsų pažangiausi šalies ūkininkai ir verslo atstovai dalinasi žiniomis su jaunąja karta, būsimaisiais agro sektoriaus atstovais, o gal tiesiog tais, kuriems įdomu, kur link eina ši visai mūsų šaliai itin svarbi sritis. Vienos žemės ūkio sektoriaus lyderių įmonės Agro koncernas komandos įsikeltas tikslas yra šviesti jaunimą bei moksleivius apie tai, koks pažangus, inovatyvus ir nuolat atsinaujinantis yra žemės ūkio sektorius. Todėl įmonės atstovai reguliariai keliauja į mokyklas, universitetuose susitinka su moksleiviais, pasirašo bendradarbiavimo sutartis, dalyvauja įvairiuose renginiuose ir tai daro išties aktyviai. Tai, Onute, sakykit, kodėl šiandien mes esame čia, Litexpo parodų rūmuose? Kasmet dalyvaujam. Aš manau, kad labai brandu iš verslo pusės yra padaryti įdirbį, nuo mokyklos suolo pradedant, todėl kad visi verslai nori turėti gerų specialistų ir dažniausiai keliauja jau į aukštąsias mokyklas ir prašo, duokit mums pačius geriausius, mes juos įdarbinsim. O iš tikrųjų, tai mes iš aukštųjų mokyklų girdime tokį poreikį, kad tai jūs padarykite įdirbį ir nuvažiuokite į mokyklas ir paaiškinkite, ką galima būtų studijuoti ir kaip po to įsilieti jūsų įmonės darbuotojų gretas. Tai aš manau, kad yra labai naudinga ir prasminga važiuoti, pasakoti ir nurodyti visą tą gražią seką, ką jie pasirinkę studijas, kurias taip pat čia ar ne visi siūlo, reklamuoja, o ką po to bus galima veikti. Jūs esate ir tie, kurie keliaujate į mokyklas, kaip ir sakote, svarbu nukeliauti pas patį mokinį ir jam parodyti tikrą ūkininką prieš jo akis, kad jis matytų, kaip žmogus atrodo, pilnas išminties, pilnas patirties. Kokias naudas didžiausias matote to, kad jūs vis tik keliaujate pas mokinius? Tai pirmiausia, turbūt pati didžiausia bėda yra ta, kad moksleiviai turi labai ribotą suvokimą apie šitą sektorių. Ir galimybės turbūt įsidarbinti ne tik tai labai konkrečiose specialybėse, tarkim, gyvulininkystės, augalininkystės. Jie tikrai neįsivaizduoja, kad čia karaliauja robotai, dronai, sensoriai ir dirbtinis intelektas ir kitos, jiem jau įdomios sritis. O kita dalis, tai ko gero yra, kur ta didžiausia nauda, tai mes užmesgam ryšį, mes parodom, kokia mes esam kompanija ir kur jie po studijų galėtų jau užtikrintai atkeliauti ir prisijungti. O kokius didžiausius iššūkius, problemas matote atvykę į mokyklas? Galbūt yra dalis vaikų, moksleivių, kurie net neįsivaizduoja, kad žemės ūkis egzistuoja ir kad tai yra tokia didelė šaka mūsų šalyje ar panašiai. Tikrai taip, jie neįsivaizduoja ir kas būna liūdniausia, kai aš paklausiu, kiek iš jų planuoja savo ateitį susijęti su žemės ūkio sektoriumi, aš dažniausiai nesulaukiu nė vienos pakeltos rankos. Ir tai yra didelė problema, tai liūdina, bet to pačiu labai motyvuoja važiuoti ir kalbėti. Nes po tokių susitikimų aš patiriu labai didelį džiaugsmą, nes tikrai pas daug ką transformuojasi smegenyse tas suvokimas. Ir tikrai jie išeina pakeitę savo nuostatas, matymą ir būna tikrai, kad po to pasilieka pasikalbėti išsamiau, plačiau ir mato galbūt jau net ir tam tikrą savo karjeros pasirinkimo galimybę. Tai jau net matote, kad yra konkretus žmonės, konkretus vaikai, kurie ateityje greičiausiai pasuks į šią sritį. Nuostabu tikrai. Kiek jau mokyklų aplankėte per šiuos metus? Per šiuos metus aplankėm turbūt tikrai ne mažiau negu 15 jau mokyklų, bet važiuojam taip nuosekliai, bendraujam ir su moksleiviais, ir su kolegijom, ir su universitetais. Tai turim tokį, tiesiog švietėjišką darbą, apimdami visas turbūt ugdymo pakopas. Nuo šių metų pradėjom keliauti ir pas jaunesnius moksleivius. Lankomės jau ir pas aštuntokus, kuriem pasirinkimo kelias dar nėra toks aktualus, tačiau mes jau formuojam tą suvokimą. Nes tada, kai jau jisai yra 11-okas ar 12-okas, dažnu atveju jau būna šiek tiek per vėlu formuoti. Galbūt ir norėtų, bet šiek tiek jau viskas, ar ne, jau po pietų. Ką padarysi? Tai linkiu sėkmės toliau, keliaujant, greičiausiai dar ne viena mokykla laukia, ar ne? Laukia. Puiku. Ačiū Jums labai. Tai Arnai, šį kartą studijų mugės pagrindinė tema be abejo yra dirbtinis intelektas ir pažangiausios technologijos. Kalbant apie žemės ūkio sektorių, kur čia yra tos pažangiausios technologijos ir tas pats dirbtinis intelektas?
Dirbtinis intelektas į žemės ūkį skverbiasi neapsakomu greičiu, būtent dėl tos priežasties, kad dabartinės technologijos leidžia apdoroti tos milžiniškus duomenų kiekius, kuriuos žemės ūkyje mes generuojam. Tai tampa toks kaip proveržis ir šiandienai žemės ūkis labai sparčiai skaitmenizuojasi. Kokios yra galimybės jaunimui šiandien būtent žemės ūkyje? Ką jie šiandien išgirs, pamatys čia studijų mugėje, kalbant apie šį sektorių? Šiandien ir savo pranešime akcentuosiu faktą, kad kol kas žemės ūkyje dirbti su dirbtiniu intelektu nėra labai daug profesionalų dabartinių. Ir šiandien viską, kas kūrėsi naujai ir yra naujai besiformuojančiai darbo rinkoje, dėl ko visus ir kviesiu atsirasti būtent žemės ūkyje. Wow, tai šiandien jūs čia pat stovit, ar ne, prie stendo, irgi kviečiat žmonės, ar ne, jaunuolius domėtis būtent žemės ūkiu ir kaip ten galima integruoti tą dirbtinį intelektą, nes be jokios abejonės ateitis neišvengiama be to. Tai šiandien dienai mes jau turim nemažai įrankių, kuriuos naudojam, kurie veikia jau dirbtinio intelekto pagalba. Yra ir vaizdų atpažinimo sistemos, kurios atpažįsta piktžoles ir atskiria jas nuo kultūrinių augalų. Taip pat turime ir pažeidimų atpažinimą įvairių tiek ligų, tiek vabzdžių, kaip pavyzdys. Taip pat ir robotika. Jau daugiau produktų robotikos atsiranda rinkoje ir mes matome, kad tikrieji proveržiai ima vykti ir tikiu, kad per ateinančius 10 metų mes matysim visiškai kitokią industriją ir pažvelgę retrospektyviai nustebsime, kodėl būtent taip šiandien nebuvo, kada mes čia kalbam šitoj laidoj. Bet po 10 metų tikrai bus viskas visai kitaip. Aš įsivaizduoju, čia naudinga būtų ne tik moksleiviams, studentams šalia pabūti jūsų, išklausyti pranešimo, bet ir tiems, kurie jau yra tame sektoriuje. Žinoma, tai dėl to ir organizuojam tiek daug renginių iš agrokoncerno pusės. Ir kartais tik išgirstu nusivylimus iš žemdirbių, kad kalbat apie naujienas, inovacijas, prototipus, bet pamirštam, kad tie prototipai jau bus ant žemės po metų kitų, o šie moksleiviai dar bus nespėjo pabaigti netgi mokyklos. Oho, tai kuo didžiausias sėkmės tiems moksleiviams ir be abejo reikia palinkėti jiems ateiti į šį sektorių. Tikrai taip, to ir linkiu ir kviečiu. Tai Justinai, sakykite jūsų nuomonę, labai įdomu, kaip jums atrodo, kodėl jau nuo pat mokyklos suolo tiesiog ypatingai svarbu moksleiviams kalbėti apie žemės ūkį ir jo galimybės? Svarbu yra tai, kad tiek žemės ūkis, pripažinkim, mes esame kaip ir tokia žemdirbių tauta, ar ne? Be abejo. Bet ta žemdirbystė vėlgi, jinai šiai dienai yra labai moderni. Tai naujos technologijos, naujos galimybės, nauji pasiekimai, jie visi turi būti įveiklinti. O tas įveiklinimas, vėlgi, turi prasidėti nuo mokyklos. Ir supažindinimas su tiek žemės ūkiu, tiek su inžinerija, tai yra vieni iš pagrindinių dalykų, ką, sakykime, jaunam specialistui reikėtų, susipažinti, žinoti pagrindus ar ne, ir tikriausiai jau vėliau pasirinkti tą kelią, kurį galima labai sėkmingai plėtoti. O kaip jums atrodo, kuo naudingas ir kuo svarbus iš tiesų moksleiviams yra bendradarbiavimas su verslais, matant, sakykime, tikrą žmogų, ūkininką, kuris ateina pas juos ir pasako, kaip ta žemės ūkis iš tiesų iš vidaus atrodo. Taip pat verslo įmonės, kurios yra pačios inovatyviausios mūsų šalyje. Tai ką tai duoda? Pirmiausia, tai duoda susipažinimą. Pirmiausia, tai duoda žvilgsnį į tą realybę, kuri yra išties šiai dienai labai stulbinanti, sakyčiau, nes, kaip ir minėjau prieš tai, technologijos, pažanga, ar ne, jau reikėtų pamiršti tikriausiai tuos senus laikus, ar ne, kada ten buvo, sakykime, sena technika, senos galimybės ir panašiai. Šiandien mūsų jau, sakykime, tose srityse dirba robotai, išmanios technologijos, ar ne, naudojasi ūkininkai įvairiom GPS sistemomis. Be abejonės, galbūt aš vėlgi grįšiu prie universiteto, tai universitetai labai koja kojon eina su verslais ir kai įmonė pristato moksleiviui, ar ne, kokia tai yra galimybė, tai yra pirmas žingsnis, kada jau, sakykime, ar ne, moksleivis su džiaugsmu ateina studijuoti. Mes paruošiame specialistą, tas specialistas keliauja, vykdyti tam tikrų veiklų, darbų ir panašiai. Tai gautųsi, kad iš tiesų tas pats studentas, ar ne, jisai pamato, kaip ta verslo įmonė iš vidaus taip pat veikia. Ten jie turi pažangiausius įrankius, įrenginius, technologijas. Žinoma, tai yra nuo technologijos įrankio, bet vėlgi mes, sakykime, ar ne, mes neturim būti tik tais naudotojai.
mes turim būti kūrėjai, kad ir tas pats, sakykime, įrankis, ar ne, jisai dyla, tai reikia žinoti, iki kokio lygio galima jį naudoti, kada, sakykime, jį reikia pakeisti, galbūt atlikti restauracijos kažkokius darbus, ar ne, ir panašiai. Tai vėlgi, tai yra, nuo A iki Z, ar ten Ž taško, sakykime, ar ne, tai yra pilnumoje turi būti išmanoma. Vienas iš įmonės Agro koncernas vykdomų projektų yra tuo pačiu pavadinimu Agro ambasadoriai. Kaip pažangiausi mūsų šalies ūkininkai yra kviečiami kartu vykti į mokyklas ir pasakoti moksleiviams apie savo darbą. Šiandien mano tikslas yra būti šioje mokykloje ir sugriauti mitus apie žemės ūkį. Agrosektorius yra tas sektorius, kuriam reikia jaunų, protingų, žingeidžių žmonių. Ir aš norėjau parodyti, kad mes esam truputį kitoks sektorius, negu kad mus piešia. Papasakoti vaikam iš savo gyvenimo, kaip viskas vyksta natūraliai, pasakyti taip, kaip yra iš tikro. Vaikai nėra pakankamai apšviesti, kas yra agrosektorius. Kad tai yra be galo platus sektorius. Pradedant nuo tradicinio, kaip mes, žemės ūkio dirbimo, užbaigiant aukščiausiam informaciniam technologijom, dronais, kuri yra mūsų ateitis. Agro ambasadorius esu todėl, kad jaučiu net pareigą papasakoti visiems žmonėms ir parodyti gal net savo pavyzdžių, kaip iš tiesų yra vykdomas visas agro verslas ir žemės ūkis. Viskas yra kitaip, negu įsivaizduojam. Ir kas daugiau papasakos, jeigu ne mes, dabar šiai minutė esantis agro ambasadoriai. Mitų yra tikrai daug. Teko kalbėti su pradinių klasių vaikais, kurie, tiesiog sako, kad pienas yra Maxima ir jį gamina Maxima. Kad kiaušiniai yra gaminami, ne perimi vištų. Kad viščiukai gyvena, kad jie gražus ir minkšti, malonus, o ne dėl to, kad jie paskui panaudojami maistui. Ir norisi, kad kuo daugiau atvažiuotų į mokyklas ir pasakotų, kaip yra iš tikrųjų, arba nuvažiuotume pas ūkininką, kur galėtų gyvai pamatyti. Iš tikrųjų labai yra įdomu papasakoti savo patirtį, emocijas, visą savo darbą. Aš pasirinkau ūkininko kelią dėl to, kad man patiko pats procesas nuo pat pradžių. Tai yra gamta, tai yra augalai, žinios, žemės ūkio technika, moderni technika. Iš tikro vaikams kiekvienas susitikimas su specialistu būna naudingas. Reikia tų susitikimų, ypač kalbant apie žemės ūkį, todėl kad vaikų nuostatos likę nuo seno, kad tai yra neįdomu, tai yra sunku, tai yra nepatogu. O tai, ką aš pati dabar matau, kad yra labai pasikeitę, labai keičiasi ir ūkininkavimas, ir visas darbas ūkininko, tai manau, kad tai yra labai naudinga. Reikia inžinerinių žinių ir matematinių žinių, informacinių žinių, agronomijos žinių. Daug reikia tų visų žinių. Pagrindiniai mokyklai tos visos yra žinios. O paskui jau, kai jau stosi palei specialybę, ten visos žinios, kaip sakant, jau bus paskutinės. Ir jas tada bandai pritaikyti savo darbuose. Kaimo vaikas, jisai galbūt yra daugiau matęs, kas yra ūkis, kas yra tas žemės ūkis. Miesto vaikas, jam sunkiau įsivaizduoti tą visą dalyką, kaip viskas yra. Bet aš manau, čia reikia tik tai noro turėti, o žinios paskui ateis savaime. Iš tiesų, žemės ūkis yra įsiliejęs į mūsų visų kasdienybę, bet eikime pasitirauti pačių studijų mugės dalyvių, o kaip jie patys mano, kas juos sieja su šia sritimi. Sakykit, kaip manot, kas jūs sieja su žemės ūkiu? Su žemės ūkiu kas sieja? Žinokit, nežinau, kaime patinka būti. Kaime, upė yra pas mus, kanalas Klaipėdoj.
visai patinka žemės ūkis. Kaip manot, dirbtinis intelektas, jisai integruojasi labai stipriai ir žemės ūkį. Kaip galvojat, kuriuose srityse šiandien jau? Visur galima pritaikyti ties monitoringu savo daržovių augime, kur geriau sieti, kokią geriau dervą dėti, visą kitą. Aš nežinau, ir ties traktoriais galėtų dar, automatiniai traktoriai galėtų važinėti. Jūs pati asmeniškai, kaip manot, kuo esate susijusi su žemės ūkiu, kuriuose srityse savo gyvenimo? Esu gamtos toks žmogus, galima pasakyti, nes gimiau mieste, bet persikrėsčiau arčiau gamtos į rajoną, nes labai mėgstu tą pačią žemę. Sveikatai irgi kaip paukščiukai čiulba, man pavyzdžiui, mane įtakoja mano tą atmosferą, energijos daugiau sudėt. Nežinau, tai va ta žemė. Ūkelį turit gal pati kokį? Taip, truputėlį auginu, jo, tai gal irgi susieta. Žemės ūkis yra labai svarbi pramonės šaka, maitina mus. Tai yra labai svarbu. Be žemės ūkio mes neišgyvensim. Aš pats ūkininkauju šiek tiek. Sodinu medžius, turiu šiltnamį, turiu daržą, auginam daržovę savo ir patys skaniausi pomidorai išauginti savuose daržuose. O kaip manote, kur dirbtinis intelektas žemės ūkyje šiandien jau kažkur varijuoja? Ar esate pastebėjęs, kuriuose srityse žemės ūkio? Taip, technika yra automatizuota, galbūt nereikia vairuoti kombaino ar traktoriaus, jisai užprogramuotas pats gali apvažiuoti teritorijas, laukus, atlikti darbus. Žinau, šiltnamį modernizuoti yra laisto, prižiūri, šildo augalus. Tai dirbtinis intelektas labai svarbus ir manau, kad ateityje tikrai tik tai daugės šakų ir pramonės šakų ir ūkių, kuriuose bus naudojamas dirbtinis intelektas. Sveiki, sakykite, įdomu toks klausimas. Kaip manote, kuo jūs esate susijusi su žemės ūkiu? Kas jūs sieja? Valgau duoną, valgau daržovės, valgau vaisius. Tai maistas turbūt. Taip, valgom kiekvieną dieną visokias gerybės, ką mums duoda žemės ūkis. Tai galbūt žoleliniai vaistai įvairūs. Tai tikriausiai kiekvieną dieną išgaunamų produktų iš žemės ūkio, kuriuos valgau, iš kurių gaminu maistą. Ir nežinau, gėles gal, kurias merkiuosi į vazą. Tikriausiai kasdien susiduriu su žemės ūkiu. Kaip jūs manote, kas jūs sieja asmeniškai su žemės ūkiu? Kiekvieną dieną galbūt net? Daržovės, kurias valgau. O kalbant apie dirbtinį intelektą, studijų mugės irgi pagrindinė tema, tokia pažangiausios technologijos, ar ne? Kaip jūs manot, kur jau šiandien žemės ūkyje yra įsintegravusios tos technologijos, pažangiausios ir ypatingai tas dirbtinis intelektas mūsų apkalbėtas? Tai žinokit, aš kiek žinau, čia iš tos programos pasiskaičius parodoje Karjera ir studijos, kad dirbtinis intelektas iš tiesų netgi genus jau pradeda liesti ir pradeda konfigūruoti tam tikras galbūt netgi kombinacijas, kurios labai padeda žemės ūkiui, netgi turbūt, kaip suprantu, iš genetinės pusės. Bet čia, žinokit, aš kadangi nespecialistė, čia man atrodo pranešime turėtų paskaityti specialistai, kurie, jeigu neklystų, yra iš Agro koncerno. Taip, yra ir tokie, taip. Su žemės ūkiu aš gausiu tuo, kad aš bent neteršiu pelio, nenaudoju kažkokių tai didelių teršalų. Pas ką perku, labai džiaugiuosi, pas ką viskas veši, sako, įkiša ir užaugo. Tai nuoširdžiai linkiu žemdirbiams gero sezono ir derliaus. Na štai, tai kaip jau galima buvo suprasti iš mūsų pašnekesių su studijų mugės dalyviais, agrosektorius yra kiekvieną dieną visur aplink mus, tikrai įvairiausiose srityse. Ir kas svarbiausia, jis dideliais žingsniais keliauja į priekį ir itin sparčiai. Todėl jaunam protui, augančiam protui čia tikrai bus veiklos įvalės. Todėl noriu palinkėti kuo didžiausios sėkmės būsimiems agrosektoriaus atstovams, jaunimui, moksleiviams, kurie domisi šią sritimi. Ir ačiū visiems žiūrėjusiems mūsų laidą. Agro ambasadoriai grįš pas jūs į eterį lygiai po 2 savaičių. Iki!